Vakar švietė saulė. Buvo stiprus vėjas, buvo plus 20 laipsnių temperatūros, šilumos. Šiandien lyja, lietus apsiniaukia, vėjo nėra, bet temperatūra 12-13 laipsnių nukritus. Su marškinėliais sėdžiu dėl to, kad Lietuvoje šalta ir aš taip pripratęs prie to šalčio, kad man 13 laipsnių yra džiaugsmas. Taigi, galvoju apie gyvenimą, kuris yra aplink mane, aplink tave, aplink visus. Ką mes turime savyje, ogi didingumą turime. Kaip tą didingumą mes galime išreikšti, kaip mes galime išreikšti per savo gyvenimą, kaip mes jį gyvename ir kuo mes esame ir kuo mes tampame. Aš suskirstęs gyvenimą į porą etapų. Jie labai yra paprasti ir aš matau, kaip jie vyksta. Kaip ir vakar švietė saulė, viskas tvarkoj, šilta, taip ir gyvenime būna gerasis sezonas, tas gerasis, kur viskas tvarkoje. Visi įvykiai klostosi taip beveik, kaip mums norėtųsi ir atrodytų, kad visą gyvenimą norėtum taip gyventi, toje ramybėje. Yra kitas sezonas, kuris yra blogasis sezonas, lietingasis sezonas, kuris atneša mums audrų, didžiulių išgyvenimų, netekčių, skausmo, nevilties, pykčio, visko, ko tik įmanoma. Visa paletė tokia yra. Ir tie sezonai keičiasi tarpusavyje ir jie yra neišvengiami. Taip kaip gyvenime yra neišvengiamas vienas pagrindinis dalykas – mirtis, mes visi mirsime, jis yra neišvengiamas, taip šitie sezonai taip pat neišvengiami. Mums bus etapas, kai saulė švies, kaip viskas gerai, kaip mes sutarsime savo šeimose, su savo artimaisiais, su draugais, bendradarbiais, finansai, mums viskas su finansais, viskas bus tvarkoj, su sveikata, bet ateis momentas, kai ateis išbandymas. Ateis išbandymas gyvenimu, nes visą laiką mums pateikiami išbandymai, testai, kaip mes juos praeiname. Tai yra netektis, kurios skaudina, žudo, negali net atsistoti. Pas mane taip atsitiko. Ir pas mane taip atsitiko ir aš pajaučiau tą skausmo didingumą, tą netekties didingumą, ką jinai man duoda ir ką man reikėtų daryti šitam gyvenime, kad tas gyvenimas būtų pilnavertis, užpildytas, džiugus, žinant aplinkybės, kokios yra, kad gyvenime yra tas sezoniškumas. Ir nereikalaujant iš gyvenimo, kad viskas būtų tik gerai, nes jeigu nėra to sezono, nėra saulės, kaip turbūt daugelis, kaip ir tu sakai, nėra saulės, nėra gyvenimo, aš čia laukiu, kada išlys saulė, ar atšils, ar dar kažkas. Tu prarandi labai daug savo gyvenimo, tiesiog darydamas pats savo kenkimą, įsivaizduodamas, kad turi viskas vykti pagal tavo planą. O tai yra iliuzija, tai beveik kaip psichikos liga, kurią visi serga. Ir visi laukia arba atostogų, nes dirba nekenčiamą darbą, arba laukia antrosios pusės liūdėdami, kad kažkada jinai ateis ir dabar tu nepagyvensi ir reikia kažkaip liūdėti ir naikinti save. Ir tas ratas tokiu principu sukasi. Tu atrodo nesuvoki tos realybės. Kai aš pradėjau suvokti realybę, aš matau, yra juoda, yra balta ir tu turi su tuo gyventi ir tvarkytis. Ir pasaulis nėra teisingas. Jisai nėra teisingas, jisai labai neteisingas. Jisai yra toks, koks jis yra. Ta realybė yra tokia, su smurtu, su badu, su prievarta, su vergove, su bet kuo, su nesveikata, su įvairiais neįgalumais. Jisai yra, buvo ir bus toksai. Jisai nebus kitokia vieta, kur yra žolytės, paukšteliai čiulba, gėlytės auga visur. Jis toks nebus. Kai savęs neapgaudinėji, matai 2 sezonus. Kai tu matai tuos 2 sezonus, tada galvoju, gerai, kągi aš galiu su tuo daryti. Mano programos, kurią sukūriau savo ir sukūriau kitiems principas, yra pasiruošti gyvenimui. Tai yra, kai gyvenimas ateina, tuo sezonu, kuris yra sunkusis, kuris yra lemtingas sezonas, kad tu būtum pasiruošęs ir kad tu mažiausiai nuo to nukentėtum. Kai yra gerasis sezonas, kai viskas yra tvarkoje, protas nori tau sakyti, atsipalaiduok. Dabar tu gali sau leisti nesilaikyti savo disciplinos, nesilaikyti maisto, nesilaikyti sporto, nesilaikyti savo psichinės sveikatos, nesilaikyti dvasinės švaros, nes viskas yra gerai, nes norisi atsipalaiduoti, gal mažiau dirbti, kažką tai veikti. Ir čia atsiranda tai, kad tu
būni užklumpamas, nepasiruošęs tam lietingam sezonui. Kad atsitinka įvykiai, kai įvyksta krizės, kai įvyksta netektis, kai tu išsiskiri su tuo, ko sudraugavai, kai kažkas tai miršta, kažkas suserga, kai finansai tavo pradeda byrėti. Tu būni nepasiruošęs. Nepasiruošimas veda į dar gilesnį to sezono turėjimą pas save. Tu reiškia, jame užsibūni. Tu nepasiruošęs, užsibūni jame, nes nežinai, kaip iš jo išeiti, ir tuo sezonu tu būdamas nepasiruošęs dar sunkiau gali iš jo išeiti, nes neturi jėgų, neturi energijos, neturi vilties, nieko neturi. Kai aš geruoju sezonu, kai viskas yra tvarkoje, tą patį darau, ruošiuosi gyvenimui, aš džiaugiuosi ir tuo sezonu geruoju, aš jį, tą saulėtą sezoną pratempiu, maksimaliai ilgai ištempiu, kad jisai toks būtų, bet visą laiką prisiimu iššūkius, kurių neprisiimčiau šiaip geruoju sezonu. Kodėl man tada keltis, jeigu pas mane viskas gerai 5 ar 4 ryto? Nu kam to reikia? Kodėl aš turėčiau eiti po šaltų dušu, jeigu taip gerai viskas čia šiandien diena susidėlioja? O tam aš tai darau, kad išlaikyčiau tą discipliną tuo kitų sezonų. Kai aš pratęsiu gerąjį sezoną, tas blogasis sezonas, kuris ateina, tas lietingasis sezonas, jis nėra blogasis, tiesiog jis yra lietingas su savo įvykiais. Aš būnu pasiruošęs ir jį maksimaliai sutraukiu, kad aš jame neužsibūčiau, kad aš iš jo išeičiau ganėtinai greitai. Taip pasiekmes yra. Taip mane irgi apima ir neviltis kartais, kad aš nesuprantu, kaip čia man tvarkytis. Nors iš tikrųjų sąmonė, aš žinau, kad aš turiu visus įrankius, aš juos esu susiruošęs ir visą laiką juos naudoju savo gyvenime, kaip išeiti iš tų situacijų. Bet pasiruošimas man leidžia jį sutrumpinti tą sezoną ir aš galiu tada sakyti, okei, sekantis geras sezonas, kuris ateis, nes tai yra ciklai, nėra kitko, vasara, pavasaris, ruduo, kitur mažiau tų ciklų. Jie sukasi. Ateina tas, ateina tas, ateina tas. Ir gyveni gyvenimą per abudu sezonus maksimaliai gerai, maksimaliai džiugiai, maksimaliai prasmingai ir tada tu gyveni gyvenimą. Jeigu tu lauki pensijinio amžiaus, kad ten galėsi staiga atsipūsti, tai tu esi neįgalus šitoj vietoj, nes taip neatsitinka. Senatvėje tu neturėsi nei jėgų, nei sveikatos, nei pinigų greičiausiai. Ir tau jau neberūpės tai, ką tu galėtum dabar patirti per šitą savo kelionę, per visus sezonus. Bet koks laukimas, kad pavyzdžiui atsitiks taip, kad atsiras mano gyvenime staiga moteris, kurią labai mylėsiu, jinai mane labai mylės ir tada visas gyvenimas nušvis. O taip neatsitinka, nes tu nepasikeiti. Tu ieškai aplinkybių, kurios gal pasikeistų. Kažkoks įvykis tau pakeistų tavo būseną. Vienintelis dalykas, kuris gali pakeisti tavo būseną, esi tu. Tai yra tavo veiksmai su savimi, kaip tu augini save. Aš padedu žmonėms augti ir suprasti save, ką jie gali padaryti šitam gyvenime, kaip jie gali išreikšti savo potencialą, kaip žmogaus potencialą, kokie jie galėtų tapti. Kai tu rūpinėsi savimi, savo sveikata, savo psichinę sveikatą, savo dvasinę švarą, tu žiūri, kaip tu reaguoji, kaip tu savo laiką panaudoji, ar tu telefone sėdi ir žudai savo laiką, ar tu eini link savo vizijos, tu tada gali matyti, koks tas gyvenimas, kaip jis iš ko susideda. Taip, sunkios akimirkos ateina, taip, bet tu esi pasiruošęs ir tu gyveni visą širdimi. Neturiu širdyje nei trupučio tokios abejonės, kad nėra ką čia veikti, nėra čia jokios prasmės, nesuprantu, ko čia man daugiau siekti. Aš matau ateitį ir aš matau tą ateitį, todėl kad aš darau dalykus, kurie ateina man iš širdies. Tai yra tai, kas man autentiška, prie ko aš atėjau. Ir dabartinis principas, kurį aš naudoju ir tu gali naudoti, yra labai paprastas. Vietoj neigiamų energijų, kurios yra pyktis, nepasitenkinimas, liūdesys, tingėjimas, gailestis, godumas, pakeiti tai viską visiškai kita priešinga emocija ir energija, teigiama, pozityvia energija. Tai yra meilė. Tai kai tu duodi savo meilę kitiems žmonėms, suprasdamas, kad reikia visų pirma mylėti save, gerbti save, savo kūną, nekišti ten visokio mėšlo, naikinti jį, narkotikai, alkoholis ir panašiai, blogas emocijas, blogą informaciją, karas, nusikaltimai, žudynės, tu supranti, kad tu gali gyventi tokį gyvenimą, kad niekada tokio nesvajoji. Tai va, tas gyvenimas yra labai paprastas. Yra 2 sezonai,
Ir reikia juose gyventi, dėlioti dalykus, spręsti ir eiti. Neturiu liūdesio, nusivylimo, matau ateitį. Ir tu gali matyti ateitį. Nes daugelis žmonių nemato ateities. Kiek kalbu, labai retas atvejis, kuris sako, taip, aš darysiu taip, man taip įdomu, turi energijos ir azarto. Niekas neturi. Visi užglušia, visi nesupranta, kur eiti, kodėl eiti, dėl ko čia stengtis. Ir tai yra viskas tik tai mąstymo transformacija. Kai tu sugebi mąstymą pakeisti, kai sugebi pakeisti savo įpročius, kai sugebi pakeisti tai, prie ko buvai pripratęs ir atsakyti savo senosios asmenybės, tu staiga pasaulį matai visai kitomis akimis. Vyksta karas, vyksta badas, neteisybė, bet aš jį matau jau visai kitaip. Ir aš jau valdau savo gyvenimą tiek, kiek nuo manęs priklauso. Jeigu nori tapti savo gyvenimo šeimininku, turi pradėti dirbti su savimi, skirti laiką sau, suprasti save, eiti į skausmą, į savo netektis ir ieškoti priežasčių ir galimybių, kaip ištrūkti iš ten. Mūsų galimybės yra neribotos. Ir mes tą didingumą turime savyje. Aš einu tuo keliu ir rodysiu toliau, kaip atrodo tas didingumas. Būk stiprus.